Sveiki visi, čia Viktorija ir kanalas Viktorijos rankdarbiai ir šiame video parodysiu kelis daiktus tokius galbūt įdomesnius, kuriuos pirkau, nes visų pirkau dar katinų maistą ir šiaip maisto produktus, bet tokius įdomesnius parodysiu. Tai yra, štai pirkau tokius batonėlius su žemės riešutais ir juodu šokoladu. Man patinka labai Oreo sausainiukai. Tai pakelis Oreo. Toliau iš Maksimos pirkau štai tokius mini rankšluostukus arba šluostes. Tušinukas. Toliau pirkau tokius markerius baltai lentai. Jie yra čia 4 spalvų ir plona galvute. Ir nes turiu tokią magnetinį kalendorių, ant kurio galiu rašyti, bet mano markeris tas nelabai nori rašyti. Tai nusipirkau štai tokius markeriukus. Toliau pirkau štai tokį raktų pakabuką. Bubble. Iš Thomas Phillips parduotuvės. Dar iš Thomas Phillips parduotuvės yra štai toks feiris didelis. Dar iš Thomas Phillips parduotuvės yra Lenoras. Iš Lidlo štai tokia maža dėžutė. Iš Merės pirkau oro gaiviklį, apelsinų kvapo, eterinių aliejų pagrindu. Kvepia šiaip labai švelniai, bet kvapas visai patinka. Toliau pirkau tai tokį maišelį, kuriame yra skalbinių segtukai. Toliau prekyti iš Sinsėjaus, tai štai toks pagaliukas tikrinti pyrago ir iškepė su keksiuku. Dar iš Sinsėjaus yra štai tokia grandinėlė su drugeliu už eurą. Štai toks Disney 100 yra puodelis su Disney filmų figūrėlėm ir su Mikiais. Kainavo 2,9. Dar viena prekytė, tai esu gavus dovanų tokią keksiukų formą, bet ten keksiukai yra mažesni. Tai radau štai tokius. Štai tokią keksiukų formytę, pabandysiu ją. Gal čia tokie truputėlį mažesni bus keksiukai. Ir paskutinės 2 prekytės. Ne 2, kaip ir 3. Tai yra štai toks gražus vazonėlis su kačiuku tokiu. Aišku, mano katytė yra juoda, tai būčiau norėjus kačiukas juodas būtų, bet nebuvo. Ir kolekcionuoju tokius angeliukus porcelianinius arba tokius įvairius, tai štai turiu dar 2 tokius angeliukus. Tai štai toks mano trumputis video. Laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir susitiksime kitose video. Sakau iki.